norėjosi kažko, ko neturim. Gimė idėja pasidaryti tokį tyriamosios veiklos centrą. Šiandien tiesiog turim tą laboratoriją kaip tokį tarpdisciplininį, tokį dalykinį objektą, kuriame kristalizuojasi kažkokios mokslinės, meninės, kultūrinės idėjas. Nuo to laiko, kai dvaras buvo apleistas ir kai aš žiūriu šiandien, mūsų dvaras nėra perdažytas, nėra pabalintas ir paslėpti visi brokai, tai ant kiekvieno kampo rasite kažkokią tai prancūzų ar italų paveldosaugos mokyklą užrašytą ar kažkaip įgyvendintą. Jis yra visas kaip toks pažintinis žemėlapis, jį reikia skaityti, reikia mokintis iš jo. Tai man tas gražu, aš tikiu šitą tokią prevencinę, tokią gydymo mokykla su dalinio tokio restauravimo idėjomis. Mes turim išskirtinį paveldą, kuris yra sukonstruotas ne šiaip savo ten iš bet kokių medžiagų, bet tiesiog turim šiandieną kalcio kazeinato formulę sienose. Ir tai yra, kaip mes vadinam, toks varškės pyragėlis, liaudiškai tariant. Turim šiandieną Lietuvoje pavyzdį bakterinio gydymo. Tai yra mikrobiologijos principais paremtas restauravimas. Šitie 18-19 amžiaus sluoksniai, tas byrėjimas, miltėjimas ant sienų šiuo metu tai yra tiesiog susikristalizavęs, susirišęs paviršius ir būtent dėl bacillus pumilus genties. Tas organizmas, kuris šiandien gyvena, palieka tiesiog kalcito mineralą, plyšyje, jis vėliau tiesiog numiršta, jo nebelieka. Ir tiesiog mes turim sutvirtėjusi sienos gabalėlį. Kai pagalvoju, kas pasikeitė, tai man visų pirma rūpėjo, kad aš nepakeisčiau tos vietos. Kad aš nesukurčiau to, ko čia niekada nebuvo. Ir tai tas dalykas man buvo svarbu ir aš šitą nuosekliai laikiau. Bet dėl to man patiko visi tie prevencijos konservavimo metodai, kurie sako, kad mes radom, mes saugom. Mes užsiėmėm tiesiog visiškai saugojimu, gydymu ir atiduodam. Aš niekaip neįsivaizduoju žmogaus, kuris bėga tik į ateitį, niekiek nereflektuodamas savo istorinio kažkokio potencialo ir savo klaidų. Tai čia tuose objektuose labai daug yra tos ir klaidos, ir socialinės, ir kultūrinės, kur galim pasimokyti. Iš statyvinės ir restauracinės pusės, tai aš tiesiog žaviuosi. Manau, kad daugelis žmonių žavisi ir tai yra taip kitaip ir taip įdomu, kad tu tiesiog ranka limpa kaip prie magneto.